labai patiko renginys, labai gerai organizuotas, vaikai patenkinti, tikrai labai nereikėjo laukti ilgai, visos rungtys smagios, priderintos iki mokyklinuko amžiai, tikrai nėra nusivylusi, Ukmergė labai džiaugiasi. Šis renginys yra projekto Mažųjų olimpiada dalis. Projektas Mažųjų olimpiada vyko 3 mėnesius. Jis buvo pats didžiausias mūsų Riupos organizuotas projektas. Jame dalyvavo 105 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 25 miestų. Noriu padėkoti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, kurie inicijavo šį projektą. Tai buvo jų idėja ir kurie mus pakvietė bendradarbiauti, kurie mumis pasitikėjo ir iš mūsų gražaus bendradarbiavimo išaugo štai toks gražus, nuostabus, spalvingas renginys. Taip pat noriu padėkoti asociacijai Sportas visiems, kurie irgi suteikė paramą šiam projektui, kad jisai būtų toks spalvingas, kad vaikai būtų apdovanoti tokiais gerais ir gražiais prizais. Darželiai olimpinėme judėjime yra labai aktyvūs ir jie labai daug veikia, stengiasi skleisti olimpinės vertybės, ugdyti sportą, ugdyti vaikus per sportą. Todėl tokie renginiai mes matome yra labai reikalingi, todėl juos inicijuojame ir įgyvendiname visoje Lietuvoje. Mažų olimpiada tai buvo projektas, kuris yra vystomas keletą metų ir mes labai džiaugiamės atradę šiuos partnerius, kurie iš tikrųjų labai daug prisidėjo prie šio renginio organizavimo ir buvo pagrindiniai vykdytojai, sakykime taip.